Aš, sakau, dėkingas likimui, kad galiu būti Lietuvoje, būti naudingas čionais. Ir dėl ko aš esu dėkingas, tai bendruomeniai, visuomeniai, nes ji mane užaugino. Mane užaugino iš mažens, vos tik gimusi. Prieš 40 metų mane rado žmogelis lauke, tai vidury žiemos, sausio 17 dieną, ant laiptų, lagaminas, laukia 20 laipsnių šalčio. Kai spėja buvo apnuodyta, sako, kitai metalu. Tai tą gyvybę gelbėjo. Tai sakykime taip, kaip prašo ten istorijai, kad ten tarsi gimęs. Va, kaip yra. Pamestinukas, gimtadienį švenčiantis tą dieną, kai buvo rastas. Pagal vėlesnės nuogirdas gavo jį gydžiusio pediatro Petro Šileikos pavardę. Vėliau buvo kūdikių bei vaikų namai, internatas, Vilnius, Prienai, Jieznas. Ilgoje kelionėje iki dabarties Albinas nuo mažumės glaudėsi prie gerų žmonių. Aišku, toks vaizdas man tai labai buvo įsimintinas vaikų namuose. Atvažiuoja ten vienu vaiku motina ir šeštadienį pasimdavau, nes leisdavau pasimti tos vaikus, nes ten tėvai tikri. Ir taip grūdų būdavo žiūrėti, iš tikrųjų, va taip motina, tai tėvas atvažiuoja pasimti vaiką, o aš niekas. Visi sako, kad ten, sako, auga laukiniai, jie nieko nesupranta ir visa kita. Realiai taip nėra. Aš besimokydamas mokyklų vaikų namuose, mano mokytoja, Valatkienė Stasė, man duodavo knygas. Enciklopedija, sako, skaityk, sako, tau praverš šitos žinios. Skaičiau aš žinių sukaupęs nemažą bagažą. O aš vis tiek arčiau kaimo. Būdavo vasarą, pakviesdavau koks žmogelis atvažiavęs, sako, nori pašienauti, pinigus ir tebulės, pakasėti, ar ten paravėti kokius runkelius, plantacijas. Sutikdavau, užsidirbdavau 100 rublių per vasarą, kaip žiaugdavausi, aš tos visus metus, man užtekdavo tos 100 rublių, aš prie to vaikų namų to maisto, saldainių turėdavau, batono papildomą turėdavau. Nesiskūsdavo, lašinukų man dar įdėdavo. Jeigu pradėti čia gilintis, kaip tas gyvenimas vaikų namuose, ten tai baisu, nei brolių, nei seserų, ateini į gyvenimą vienas. Niekas neieškojo, aš pats ieškojo, bet jokių žinių. Geruoju Lietuvos policininku tituluojamas Viršila Šileika už nepriekaištingą tarnybą ne kartą skatintas vardinėmis dovanomis, padėkos raštais, jam įteiktas 1 laipsnio policijos pasižymėjimo ženklas. O policijos pareigūnu Albinas Šileika tapo per lemtingą atsitiktinumą, kai vienoje Utenos vidurinėje mokykloje pavadavo darbų mokytoją. Mokyklos direktorius pamatęs, kiek sugeba jaunas ir atkaklus vyras, pasiūlė studijuoti Vilniaus policijos akademijoje. Tada, kai atėjau dirbti į policiją, prieš 20 metų, visi sakė, kolegos, kad tu ten atėjai. Sako, tau į kunigus eiti reikia. Iš tikrųjų taip ir buvo, nes aplinkės susipau, kad būčiau išėjęs į kunigų seminariją. Bet atsisakiau, kai sako, taip gavosi. Kaip atsirado galimybė stoti į akademiją, nedvejodamas stoju. Man darbė patinka būtent bendravimas. Nežinau kodėl, bet kažkaip tai būtent bendravimas, nes mėgstu išklausyti. Daug tenka padėti žmonių. Kreipiasi. Viena turiu tokią babutę, tai nagi būdavo ir skambina į asmeninį telefoną, ir paskambins al naktį. Vakarį per budėjimą visą laiką padėsiu, visą, kiek manoma. Dabar kiekvieną mėnesį aš būnu išvykęs, tenka edukaciniai susitikimų metu taip pat apšviesti apie policijos veiklą, apie eismo taisyklių pažeidimus, apie viešos tvarkos pažeidimus, ko negalima, apie vagystes, kad netaptų tie vaikai aukomis nusikaltėlių. Nes vaikai, kaip sako, jie tokie lepus viskam, jie nesižiūri. Ėjau, palikau, pamiršau, neberadau. Aišku, mes dirbam kiekvieną savo darbą, bet po darbo galim save irgi atsiskleisti kitoje vietoje. Aš savo darbą ateinu, padarau, o išėjęs už jos ribų savo galiu atsipalaiduoti būtent kūryboje. Ir kūryba tai man atgaiva sielai. Svarbiausia, kad tą veiksmą palaiko šeima, artimieji, kolegos, vadovai. Sakau,
esu policininkas, bet širdie giliai esu ir menininkas. To negatyvumo, sakykime taip, kad yra daug ypač darbė, kai priimė pranešimą apie žuvusį asmenį. Stengiuosi neparodyti šeimai, grįždamas, bet prisėsdamas prie lentelės. Atrodo, perduodi tą blogį į tą lentelę, bet iš jos išeina tas gėris su spinduliais. Po darbo policijoje Albinas tampa medžio drožėju. Aktyviai rengia personalinius pristatymus, dalyvauja Utenos rajono tautodailininkų parodose. Šileika ne tik pasiraižo, bet ir kitiems išduoda meistrystės paslaptis. Aš darau prieverstis. Tai, ką darau, tai yra tautinis paveldas. Prie virpimo ratelio būdavo prietinė dalelė, tai vadinama lentelė prieverstė. Tais laikais tos prieverstės nebuvo tokios koningos, paprasčiausiai viena lentelė. Ir ant jos vienas kitas raštas. Ten koks inicialas, kryžiukas, metai gimimo, kada ten buvo padaryta. O prieverstės labai man patiko jos, kaip aš dar mokiausi vaikų namuose, Jiezne, būdamas 5-6. Ir liaudės meistras, tuometinis dabar amžinatilsį Juozas Mackevičius, jis pamatęs, būtent, kad man labai sekasi drožybą, sako, bandyk perėti prie prieviršių. Padėjau vieną raštą daryti, kitą. Jis sako, ne taip, sako, turbūt lietuviškumo, sako, im knygą skaityk, o taip griežtai vienasgi. Iš savęs, sako, bandyk. Nu, pabandžiau vieną, kitą, puikiai. Sako, dabar jie keliauja dabar į respublikinę parodą. Tai, ir taip kas metais, aš kol mokiausi mokykloje, mano darbai keliaudavo į parodas ir laimėdavo 1, 2 vietas, 3 vietos nepažinojau. Sako, daugiausia prieverčių pas mane, jeigu taip žiūrint į raštą, yra moteriškų. Yra saulės elementų daug, saulės, gėlės, kas surišta su grožiu, su dvasingumu tai kryžiai. Yra prieverstė ir būtent pagoniška viena, su žalčiais. Da, jeigu prisimint tautodailės tas šaknis, prieverstė būdavo kam? Daunodavo išrinktai tais laikais darbininkas, o merginai, mergeliai. Tai va, kaip dovana, ant tos prieverstės būdavo širdis nupaišyta, kaip meilės simbolis. O jeigu, sako, dar tiesa gėda, prisiminiau, jeigu prieverstė yra širdis, sena yra perdurta, tai yra skylė, tai meilės atsakas, nepriimu už tavo meilės, bet vis tiek duodavo prieverstę savo išrinktai. Sako, joje daugiausiai atskleidžia pas autorius, bet realiai jinai neša pačią geriausią žinią. Sako, jeigu pa žmogų kabo namuose versti, tai reiškia labai gera aura. Mėgstu kalbėti daugiausiai su liepa. Ana minkšta, lengvai pasiduodanti, impulsyvi tokia. Liepa pati yra skirtinga. Jeigu ją gaučiau, kaip sako, nuo kelio, su ją bus sunkiau kalbėtis. O iš miško glūdumos tiesiog supanti tokia aura. Vėjas, saulė. Tai čia kaip ženklai žmogui. O juos, tos ženklus bandai atrasti kūryboje. O jeigu medis pasiduoda, susikalbama, jis leidžiasi daryti visokius dalykus. Vienu peiliuku išgauti tiek raštų. Kaip atėjo vaikas, sako, oi, aš paimsiu, padarysiu verstę. Sako, pirmiausia, išmokyk, kad jis prisileistų. O jeigu tau neprisileis, nieko tu nepadarysi iš jo. Mėgstu patį medį išnagrinėti, nes medis tai ko, sako, vienu vietoje medis miršta, kitoje jisai atsiranda. O mano, kai sako, medyje atsiskleidžia nauji raštai, viskas priklauso nuo pieštuko, liniuotės ir raštas po rašto, vienas, kitas, trečias, tada jau matai seka, tai yra seka kitos prieverstės, nes jų yra padaryta virš 1000, sukurta raštų virš 200. Savo kolekcijoje turiu 178 prieverstės,
870 yra iškeliavę pas draugus, sakykime, į užsienį, po visą Europą, Ameriką, Pietų Ameriką, Australijos žemyną, Japoniją, Kiniją, galim daug vardinti tų šalių. Ir kas įdomiausia, tai kad labai žmonės, užsieniečiai labai vertina tą mediją. Jie randa per tą socialinius tinklapius, randa per kaziuko mugės, per kitas mugės, kitas spėja dalyvauti. Paduoda draugams, pažįstamiems, kaip sakydavo meistras Liaudės Mackevičius, tai galbūt pragyveno tau duoną prie atlyginimo. Taip ir yra iki šiol. Ir save realizuoju. Galima čia Lietuvoje tikrai ir darbą turėti, ir uždarbį turėti. Ir aš jo nesiskundžiu, džiaugiuosi, kad galiu savo šeimą išlaikyti save, galiu save realizuoti ir visos kitos dalykuose. Bet va, tas lietuvis, kaip visi aiškina, va čia bloga situacija piniguose, skolose, nedarbo turėjimas, norisi atgauti daugiau pinigų užsidirbti, bet jis palikdamas šeimą, kaip pavyzdžiui emigrantas, daug mano draugų išvažiavę, jie nesvarsto apie tai, kad šeima liko 2-3 vaikai. Jis svarsto, kaip man pinigą uždirbti. Bet viskas kenčia šeima, kenčia vaikai. Jeigu norėsim matyti blogą, mes matysim blogą. Bet jeigu stengsim matyti gerą, visą laiką aplinkui pasipėsi daug labai gerų dalykų. Labai ir tikrai yra tų daug gerų dalykų, kad ir supa žmogų. Tik tai mes, sakau, niekam nepasimokome iš praeities klaidų. Mes visą laiką ieškom užtarimo, ieškom pagalbos, nors patys esam labai pajėgus tai padaryti. Albinos Šileikos gyvenimas liudija, kad ne visi auginti valdiškose namuose sunkiai sukuria savuosius. Niekada neturėjęs tikrųjų namų, bet tėviškos meilės užaugęs policininkas, jie dosniai dalina savo vaikams. Dabar jo turtas ir ramstis yra sukurta šeima, žmona ir 2 vaikai. Vis tiek aš esu katalikas ir priėjau komuniją, privedė mane, būdamas 15 metų mokytoja, ir sakė, nesižadėk Dievo, kaip būtų tau sunku. Aišku, buvo gyvenimo tokių sunkių momentų ir teko juo pasikliauti, bet aš džiaugiuosi, kad neįpuoliau į tokią blogybę, užsikovojau vietą ir esu naudingas savo šeimai sukūręs ir aš ją didžiuojuosi, kad aš ją turiu, kad jie galiu atsiremti. Sugrįžta su kaupu, su labai geru kaupu grįžta.